Gerą dieną visiems. Pasaulinė širdies diena atliepia daugelį žmonių norą ir siekį gyventi kuo ilgiau ir kokybišką gyvenimą. Nepaisant to, kad širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė daugelio šalių mirties priežasčių, labai svarbu visiems suprasti, kodėl jos prasideda. Todėl turėtų visi gebėti skleisti žinią apie pagrindinius rizikos veiksnius šios ligos, apie ankstyvą diagnostiką, o taip pat susirgus šią ligą labai svarbu taikyti šiuolaikišką, savalaikį ir saugų gydymą. Taigi, linkiu visiems sveikų širdžių ir ne tik sveikų širdžių, bet ir sveikų kraujagyslių. Sėkmės. Sveiki visi. Pirmiausia, labai ačiū už galimybę dalyvauti ir atsakyti į jūsų klausimus, kurie, manau, tikrai yra svarbus ir aktualūs. Labadiena. Esu Olivija Dobilienė, išeminės širdies ligos skyriaus vadovė. Deja, pastaruoju metu matant ir daug jaunų žmonių, kurie serga išeminės širdies liga bei miokardo infarktais jau dabar. Savo asmeniniu pavyzdžiu stengiuosi parodyti, kad tinkamas, pakankamas fizinis aktyvumas tikrai gali būti naudingas širdies ir kraujagyslių sistemai. Taigi pati žaidžiu tenisą, važiuoju dviračiu, kai kada ir pabėgioju ir tą kviečiu daryti visus, prisimenant, kad sveika gyvensena gali padėti apsisaugoti, susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiandien, rugsėjo 29 dieną, penktadienį, Pasaulinė širdies federacija atkreipė dėmesį, kad širdies kraujagyslių ligos vis tai yra pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Ir šiandien skelbiama ir žinutė, kad visa visuomenė, tiek sveikatos priežiūros specialistai, tiek kiekvienas iš mūsų dėtume didžiulės pastangas, kad nuginkluotume didžiausią mūsų priešą širdies kraujagyslių ligas ir kad šiame dešimtmetyje, galbūt šiais metais, nebebūtų vyraujanti pagrindinė priežastis. Deja, dar praėjusiame dešimtmetyje Gineso rekordų knygų yra fiksuota, kad pagrindinė mirčių priežastis tai yra širdies kraujagyslių ligos, nusinešanti kas trečią sava mirtimi mirštantį žmogų. Apsaugokime save ir vieni kitus. Labadiena. Visų pirma, noriu padėkoti už pateiktus klausimus. Jie tikrai yra svarbus ir aktualūs. Ir taip pat labai noriu pasidžiaugti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kardiologijos būrelio iniciatyvą būtent tokiu formatu padėti mūsų pacientams. Nenorint gerti vaistų, turbūt pagrindinis pratimas tai yra ilgalaikis fizinis aktyvumas. Ir širdis, kaip ir mūsų skersaruožis raumenynas, mėgsta daug įvairių pratimų rūšių. Tačiau draugiškiausias ir labiausiai paveikiantis pratimų rūšis tai yra aerobiniai pratimai. Tai yra tie pratimai, kuriuos darydamas aš galiu kvėpuoti. Ar tai būtų ėjimas, ar pasivaikščiojimas, ar bėgimas ristele, ar plaukimas, ar važiavimas dviračiu. Priminkime, kad yra patys draugiškiausi širdžiai ir mūsų skersaruožio raumeniniai pratimai. Idealiausia, kad tuos pratimus galėtume maišyti tarpusavėje, tai vieną dieną užsimti ir skirti dėmesį daugiau aerobiniam pratimam, kitą kartą galbūt jėgos pratimam. Tačiau turbūt pagrindinis yra receptas veikti ir kasdien bent 30 minučių būti fiziškai aktyviu. Pagrinde klausyti savo organizmą, ką jis sako. Tiek sportavimas, tiek sveikai maitintis, tai yra didžiulį poveikį negaluojančiai širdžiai darantis veiksmai. Dėl pogulio miego, tai beje pavasarį vykusiame Europos širdies kraujagyslių ligų prevencijos kongrese, kaip tik Ispanijos mokslininkų pristatytas pranešimas, kuriame pabrėžia, kad snūduriavimas po piečių, tai yra nusnūdimas iki 15 minučių, kaip tik didina prieširdžių virpėjimą, tai yra dažniausiai sutinkamos aritmijos išsivystymą. Jeigu jūs snustelti, tai snustelti daugiau nei 45 minutes, tikėtina, tai vėlgi sustiprins mūsų širdies ir mūsų sveikatą. Šiandien mokslininkai iki galo nėra susitarę aplamai ramybėje, koks mūsų širdies susitraukimo dažnis arba pulsas būtų normalus. Laikytina, kad jis neturėtų būti didesnis nei 80 tvinksnių per minutę, kiek taip yra sportuojant. Be abejo, turbūt, koks tas pulsas turėtų būti sportavimo metu priklauso ir nuo paties paciento, koks yra patyrimas sportuojant. Įprastai mes, pradedančiam sportuoti, sakome, kad pradėjus sportuoti, pirmosiomis minutėmis
turėtų pulsas padidėti bent 30–40% daugiau negu ramybėje ir stengtis jį išlaikyti nei 30 minučių viso treniravimosi metu. Ir taip pat labai svarbu suprasti, kad krūvio arba fizinio treniravimo intensyvumą labai titruoti. Tai jeigu mes, tarkim, stebime savo pulsą fizinio treniravimosi arba sportavimo metu, tai pačioje pradžioje mes turėtume stengtis, kad tas pulsas nesiektų daugiau kaip 40 nuošimčių ramybėje, o ilgainiui vis labiau intensyviai treniruojantis, vis daugiau toleruojant to krūvio, natūralu mes patys pastebėsime, kaip organizmas tampa draugiškas netgi didėjančiam pulsui fizinio aktyvumo metu. Taip jau nusakoma, kad visose skaičiuokliuose, kur mes prognozuojam, kokia yra rizika susirgti arba netgi numirti nuo širdies kraujagyslių ligų, dėja jūsų išvardinti kintamieji, padidėjęs cholesterolio kiekis, padidėjęs cukraus kiekis, rūkymas, tai yra dėja pagrindiniai rizikos veiksniai darančiai didžiulę žalą kraujagyslėm ir širdžiai. Kaip ten bebūtų, kitais veiksmais, kad ir vaistų vartojimu, mes tik nedėlę dalimi galėtume subalansuoti arba nurungti šių prieš tai paminėtų rizikos veiksnių didžiulį poveikį. Taigi, turbūt pagrindinis receptas, kurį rekomenduotume, kad jau būtų pirmas žingsnis sveikatos link, pabandyti atsisakyti, sumažinti, o idealiausia visiškai suvaldyti minėtus rizikos veiksnius ir pasiduoti sveikos gyvensenos formuliai ir ritmui. Be abejo, didelis svoris, mažas fizinis aktyvumas tai yra pagrindiniai kintamieji arba veiksniai, kurie blogina mūsų savijautą, gali įtakoti padidintą arterinį kraujospūdį, fizinio krūvio netoleravimą, kurio metu padidėja pulsas. Ilgalaikėje perspektyvoje netgi turi reikšmingo poveikio cukraus padidėjimo ir cholesterolio padidėjimo kraujyje. Tai mes matom, kad tik tai stengiantis numesti bent keletą kilogramų, tai mes pajausim, kaip reikšmingai organizmas įsiklauso į netektus kilogramus, lipant laiptais tikėtina sumažės dusulys, didesnio fizinio krūvio metu mes patirsime tik tai neryškų pulso padidėjimą ir be abejo perspektyvoje mes sumažinsim savo širdies kraujagyslių riziką ir tikėtina tie, kurie vartoja vaistus, netekus bent keletos kilogramų, pamatysime, kaip organizmas taps imlesnis mažesniam vartojimo vaistų dozėms. Labadiena. Šiaip, aišku, ačiū labai, kad prisimenat, ačiū, kad pasakot, kad daryti abliaciją. Ir iš karto, pirmasis klausimas, kokia? Nes abliacija, tai taip kaip automobilio remontas, jų yra daugybė įvairių rūšių, lygiai taip pat kaip yra daugybė įvairių rūšių ritmo sutrikimų. Nes jų apimtys ir poveikiai tikrai labai stipriai skiriasi. Tai šitos informacijos neturint, tada jau mes galim žiūrėti jūs kaip į pacientę, tiesiog pacientę, kuri greit pavargsta. Vėl priežasčių yra daugybė. Feritinas, hemoglobinas, tai yra tiesiog, nežinau, vienos ne iš 10, čia yra iš 100 priežasčių. Tai iš tikrųjų, žinot, skamba paradoksaliai, bet patarimas būtų labai paprastas, eikit pas gydytoją. Nes tikrai reikia einamųjų tyrimų, reikia pasiklausyti širdies veiklą, reikia, pažiūrėti paprasčiausią rentgenogramą ir galbūt širdies echoskopija kažką pasakys, jeigu ne, pokalbis su pacientu iš tikrųjų duoda labai daug informacijos. Tai va, tai tik tiesiog eikit pas gydytoją ir tikrai viskas bus gerai. Taip, moterų simptomai gali būti šiek tiek kitokie negu vyrams. Lygiai taip pat, supraskit, kad vainikinės arterijos, kurios maitina širdies raumenį, tai yra kaip medis. Tai yra medis, kuris turi kamieną. Ir jeigu kalbėti apie vainikinę arteriją, mes jį matom. Mes matom pirmo lygio šakas, geriausiu atveju antro lygio šakas ir viskas. Ir turbūt viena iš klaidų, kurias daro ne tik pacientai, kartais ir gydytojai, sako kraujagyslės be pakitimų. Tai šitoje vietoje reikėtų pridėti tiesiog vieną žodelį. Kraujagyslės yra be matomų pakitimų. Aritmija
labai dažnai būna antrinė, rodanti, kad miokardui, tai yra širdies raumeniui, kažkas negerai. Lygiai taip pat kaip dūmai, dažniausiai yra ugnies, reiškia, kažkur dega, jūs užuodžiat svilėsių kvapą, tai reiškia, pirmiausia reikia žiūrėti, kokia priežastis. Nestengtis purkšti dezodorantą kambarį, reiškia, bet bandyti šalinti, ieškoti priežasties ir šalinti priežastį. Labai retais atvejais yra pirminės aritmijos, kurios gali duoti panašius simptomus, bet vėlgi ne visai tokius, kaip jūsų ką tik tai apibūdinti. Nes turi būti itin grėsminga aritmija, kad jinai sukeltų skausmą, rakinimą krūtinėje. Bet vėl, tokią aritmiją, pirmiausia, reikia diagnozuoti. Tai duoti kažkokį vieną universalų patarimą dėja turbūt neišeina. Reikia tik pas gydytoją. Vienas iš dalykų, kurį mes akcentuojame pacientams ir kurį reikia suprasti, kad pulsas ir širdies susitraukimų dažnis yra ne tas pats. Ir pulso kritimas iki 30 kartų per minutę gali reikšti tiek širdies susitraukimų dažnio sulėtėjimą iki 30 kartų per minutę, tiek ekstrasistolija, kuri atsiranda, medicininis terminas bigeminus tipo, kas antras širdies susitraukimas yra ekstrasistolė, tai yra papildomas priešlaikinis širdies susitraukimas. Ir įsivaizduokite, jeigu širdis taip kaip siurblys, jinai stumia kraują susitraukdama, jinai turi ne tik susitraukti, kad atsirastų ta išmesta pulsinė banga, kur jinai eina per kraujagysles, jinai turi atsipalaiduoti ir prisipildyti. Ir kiekvienas susitraukimas išstumia tą kraują, jeigu yra normalus atsipalaidavimas ir prisipildymas. Bet jeigu širdis susitraukia, išstūmė kraują, nespėjo atsipalaiduoti ir tuoj pat vėl susitraukia. Susitraukimas yra, bet pulsinės bangos arba visai nėra, arba jinai yra žymiai silpnesnė, tokia, kurios pacientas nepajaus, automatinis kraujospūdžio aparatas nepajaus ir tada skaičiai bus kokie, rodys mažą pulsą. Reiškia, širdis traukiasi lyg ir per daug, per anksti, o pulso sumažėja. Tai va šitoje vietoje reikia žiūrėti, kas ten darosi tuo metu. Aišku, jeigu krinta spaudimas, tai rodo, kad tai tikrai turi reikšmę ir reikia kažką tai daryti, reikalingas galbūt medikamentinis, galbūt intervencinis gydymas, bet vėl aukso vertės tampa kardiograma sutrikusio ritmo metu. Mes žinom šitą gal ne problemą, reiškia tokį psichologinį, reiškia nusiteikimą žmonių dirbančių skubios pagalbos skyriuose. Jie patekus pacientui su sutrikusiu ritmu, jie kažką tai daro, kažkaip jį koreguoja ir išleisdami taip lyg tai, su tokiu tikrai teisėtu pasididžiavimu, duoda kardiogramą, kada ritmas jau normalus. Štai žiūrėkite, kaip mes jums gražiai sutvarkėm ritmą. Bet mums tas yra visiškai neįdomu, todėl kad mums reikia šalinti priežastį, mums reikia žiūrėti, kas ten buvo. Tai yra aukso vertės kardiograma tada, kada ritmas yra blogas. Va tada galima kažką tai bandyti priimti sprendimus, bet vėl tam reikia matyti kardiogramą, tam reikia matyti pacientą. Kaip atskiras metodas, kuris, sakysim, tikrai nedaromas nei kiekvienam, nei kas antram pacientui, yra implantuojami elektrokardiogramos įvykių registratoriai, jeigu yra kažkokie gyvybei grėsmingi epizodai ir jų metu nėra užregistruota elektrokardiograma, bet tai jau yra svetimkūnių implantavimas. Tai taip, kad vėl pasikartosiu, kolekcionuokite kardiogramą sutrikusiu ritmo metu. Ar jeigu rašo ant popieriaus atplėšti gabalą, pasiprašykit. Jeigu tai yra elektroniniu būdu vedama į duomenų bazę, paprašykite atspausdinti antrą egzempliorių. Jeigu galit, pasidarykit kopiją. Blogiausiu atveju paprašykit, kad kas nors, jeigu jūs palydite kažkas iš jaunimo, nufotografuotų mobiliųjų telefonų ir turėkit nuotrauką. Tai nėra taip gerai, kaip tas jau pavadinkimo originalas, bet vis tiek geriau negu nieko. Reikia duomenų.
Pirmiausia, tikrai nepavojinga, nekenkia sveikatai, tai yra tiesiog, pavadinkim, visų širdies ląstelių depolarizavimas, tai yra iškrovimas vienu metu, visų ląstelių skaitliukai atsistoja į nulinę poziciją ir vėl prasideda normali širdies veikla. Energija, kuri tenka, reiškia, širdžiai, yra tikrai priimtina, jinai aišku nesinori niekada intensyvios terapijos, nesinori procedūros, vis tiek reikalingas ir trumpalaikis, kad ir kelių minučių, bet užmigdymas, bet pats iškrūvis tikrai ne. Aš dabar galvoju, pas mus prieš kelis metus vežė iš Šiaulių intensyvios terapijos skyriaus į mūsų intensyvios terapijos skyrių moteriškę su tikrai bjauriais ritmo sutrikimais, tai tol, kol nuo Šiaulių atvažiavo iki Kauno intensyvios terapijos, jai elektros impulsų grąžino ritmą virš 60 kartų. Ir jos būklė buvo tiek bloga, kiek buvo blogas jos ritmo sutrikimas, bet ne dėl to, kad atlikti elektros impulsai. Buvo čia visokios straipsnių tikrai rodančių, sakysim, gal ne visai teisinga mokslinė analizė, kad elektros impulsas lyg ir rodo blogesnę prognozę pacientų, bet tai čia lygiai tas pats, kas bandyt daryti išvadą, kad dažniausiai sudega namai, kuriuos važiuoja gaisrininkai. Tai jeigu kas nors padarytų tokią išvadą, kad gaisrininkai kalti dėl to, kad namas sudegė, tai būtų labai neteisinga. Ne. Kitas klausimas, ar šalinama priežastis, nes vėl supraskite, kad reiškia, čia yra normalus ritmas, jis griūva, čia yra sutrikęs ritmas. Tai elektros impulsas pastato, atstato, bet jis nepadaro nieko, kad tas ritmas laikytųsi. Tai vėlgi, kolekcionuokit kardiogramą sutrikusių ritmų metu. Yra daug ritmo sutrikimų panašių į prieširdžių virpėjimą, bet ne prieširdžių virpėjimas ir kai kurie iš jų labai gerai pasiduoda intervenciniam gydymui. Jeigu tai yra tikrai prieširdžių virpėjimas, rezultatai nėra tokie blizgantis, bet vis tiek galbūt intervencinio gydymo variantas yra svarstytinas, bet čia jau reikia žiūrėti konkretų pacientą ir kiekvieną atvejį. Šiaip ekstrasistolės, pradedant nuo vidutinio ir einant link brandaus amžiaus, yra absoliuti ir visiška fiziologinė norma. Ir 200 per parą yra normalu, ir 400 per parą yra normalu, ir 600 per parą yra normalu. 1000, 2000, 3000 paprastai tai yra tas kiekis, kuris jau lyg ir ne visai norma. Bet tada žiūri, ar nėra kažkokios priežasties, kuri provokuoja, pavyzdžiui, nekoreguotas arterinis kraujo spaudimas. Galbūt yra širdies ertmių tūrinė ar slėginė perkrova, tai yra reikia praeiti techninę apžiūrą, taip kaip su automobilius važiuojat praeiti techninės apžiūros, tam, kad jums pamatuotų visus bazinius parametrus. Tai lygiai taip pat ir širdies echoskopija, kardiogramos užrašymas. Gal labiau reikėtų sunerimti, jeigu tos ekstrasistolės akivaizdžiai susijusios su krūviu. Sakysim, kada jūs lipat laiptais ar kasat sniegą, jeigu tai yra žiema, ir pasipila ekstrasistolės. Tai va tada jau tiesiog reiktų žiūrėti, ar nėra priežasties tokios kaip sakysim, nepakankama širdį maitinančių kraujagyslių kraujotaka ir gal ten reikia kažką tai daryti. Bet taip, sakysim, mes jau pradedam bandyti skirti vaistuką, kai jau ten 3, 5, 7 tūkstančiai ekstrasistolių per parą jau yra toks kiekis, kuris paprastai pradeda trukdyti pacientui. Kai kurie pacientai tikrai nejaučia visiškai, o kai kurie jaučia, tada jiem reikia padėti. Pirmiausia, tas, kas apibrėžta, tai yra labai logiška, labai, sakyčiau, graži situacija parodanti, kad yra kai kurios ligos, kurių metu tikrai žmogus gauna pagalbą. Tai yra sinusinio mazgo silpnumo sindromas, rodo, kad širdies pagrindinis ritmo direktorius negeneruoja pakankamų impulsų skaičiaus ir neužtikrina to dažnio, kuris reikalingas, kad atliepti į žmogaus organizmo fiziologinius poreikius. Įdėjus aparatą, gal ne taip tobulai kaip jaunystė, bet šitą problemą iš esmės išsisprendžia, tik tai reikia atsiminti to prietaiso pavadinimą. Tai yra stimuliatorius, tai nėra reguliatorius. Jis gali pavaryti širdį, jeigu jinai bando plakti per retai, bet jis neturi stabdžio funkcijos, jeigu ritmas sutrinka ir širdis pati pradeda lėkti per greitai.
Tai čia šiuo atveju su aparatu viskas yra tvarkoj. Dabar dėl ritmo sutrikimo, aišku, tam tikra prasme pirtis galbūt provokuoja, bet provokuoja ne pirtis. Žmogus išprakaituoja, viskas tvarkojas, netenka tam tikro elektrolitų kiekio ir jeigu nebūtų paties ritmo sutrikimo, jeigu nebūtų substrato, tai yra širdis, o širdis yra tokia, kokia yra. Reiškia, jūs vėl, aš pacientam dažnai sakau, įsivaizduokit gerai betonuotą namą. Su pamatais, su gerom sienom, su tvirtu pritvirtintu stogu, ar tas vėjelis silpnas, ar vėjelis vidutinis, ar vėjas stiprus, jisai stovi ir nė trupučio negriūva. Bet jeigu yra, sakysim, toks reklaminis stendas, kur prie kavinukių užrašyta būna kreida kava latte, šiandien 2 eurai, pavyzdžiui, ir paremta 2 plytom, tai kol vėjo nėra, jisai stovi. Kai vėjas papučia, jisai pliumt ir nugriuvo. Tai reiškia, tas ritmo nestabilumas, jis ir yra pagrindinė problema. O pirtis taip, jinai gali šiek tiek įtakoti elektrolitų kiekį, bet tai rodo, kad tiesiog yra tas ritmo sutrikimas, kurį jau reikia žiūrėti. Ar reikalingas vaistas, ar reikalinga intervencija. Bet vėl prisiminkit, kad žmonės su net ir pastoviai sutrikusiu ritmu, tai yra permanentiniu prieširdžių virpėjimu, gyvena dešimtmečiais, gyvena pakankamai kokybiškai. Tik reikia išlaikyti 2 sąlygas, tai yra palaikyti daugiau mažiau normalų širdies susitraukimų dažnį ir turi būti suskystintas kraujas, kad apsaugot nuo krešulinių komplikacijų. Bet, žinot, šitoje vietoje aš gal būsiu nestandartinis kardiologas, aš manau, kad gyvenimas turi savo spalvas ir savo grožį. Ir jeigu tu žmogui sakysi, negalima to, tai jo gyvenimo kokybė pablogės žymiai labiau, negu kad blogėja nuo ritmo sutrikimo, kuris gali būti visai gerai suvaldytas. Tai šitoje vietoje savęs per daug riboti nereikia eiti iš proto, nereikia persikaidinti, nereikia ten kibirais išprakaituoti, bet užeiti į pirtį ir patirti malonumą, tai yra gerai. Taigi atsakydama į jūsų klausimą dėl pulso ir dėl dažno širdies pulso, visų pirma, tai yra kelios situacijos. Pirma, kartais mes tiesiog gimstam su vienokia ar kitokia pulso dažnio reakcija į tam tikrus dalykus. Ir jeigu tai yra pulsas dažnesnis, nes normalus pulsas net ir vadovėliuose yra nuo 60 iki 100 kartų per minutę. Taigi, jeigu pulsas nesiekia 100 kartų per minutę ir jūs jaučiatės gerai ir neturit jokių simptomų ir fizinį krūvį toleruojate gerai, tai reiškia viskas su tuo yra normalu. Kita situacija, jeigu buvęs pulsas 60, staiga tampa 90 arba 100 arba dar didesnių, tuomet reiktų ieškoti kitų priežasčių, dėl kogi padidėjo tas pulsas. Tai dažniausiai reiktų žiūrėti dėl skydliaukės ligų, gal kartais skydliaukės hormonai yra aktyvūs ir dėl to atsiranda dažnas širdies plakimas. Gal kartais yra mažakraujystė, gal kartais trūksta kalio arba kitų mikroelementų, gal kartais trūksta geležies, nes tai irgi sukelia dažnesnį širdies plakimą. Taigi reiktų ieškoti antrinių priežasčių, dėl ko galėtų padidėti pulsas. O pulso simptominiam gydymui aišku, kad skiriami vaistai tam tikri, kai kurie iš šių vaistų dar mažina kartu ir kraujospūdį. Gali būti, kad nukritęs kraujospūdis geriant tuos vaistus ir sukelia tą blogą savijautą. Kiti vaistai yra, kurie neveikia kraujospūdžio, o veikia išskirtinai tik tai širdies susitraukimų dažnį. Tai turbūt reiktų pasitarti su gydytoju, pamatuoti kartu vartojant spaudimą vaistus ir pasitarti su gydytoju dėl kitų gydymo alternatyvų, jeigu iš viso to gydymo reikia. Bet tą turi nuspręsti gydytojas. Labai geras klausimas, todėl kad, žinote, tabletę išgerti visada yra paprasčiau.
Gyvenimo būdą pakeisti yra žymiai sudėtingiau ir todėl aš sveikinu, kad jūs klausėte ir sveikinu, kad norite eiti sveikesnio gyvenimo keliu. O spaudimą galima sumažinti ir ne vaistais. Ypatingai, jeigu tai nėra labai aukštas kraujospūdis, o tarkim tik tai pradinė hipertenzijos stadija. Tai net ir vadovėliuose mes sakom, kad jeigu tai spaudimas nėra labai aukštas, galima jį sumažinti ir be vaistų. Vėlgi, net jeigu jis yra labai aukštas, kartu su vaistais taip pat reiktų keisti ir gyvenimo būdą. Kas yra svarbu? Visų pirma, svorio sumažinimas. Svorio sumažinimas gali sumažinti kraujospūdį net iki 20 mm gyvsidabrio stulpelio su kiekvienu 10 kg numesto svorio spaudimas gali sumažėti iki 20 mm gyvsidabrio stulpelio. Rūkymo metimas. Rūkymo metimas jau galima, taip pat alkoholio sumažinimas, jau galima sumažinti vėlgi iki 2-4 mm gyvsidabrio stulpelio. Tai nėra dideli kažkokie skaičiai, bet kiekvieno sveikesnio gyvenimo etapo įvedimas po truputį mažina kraujospūdį. Ir kas mano galva yra turbūt labai svarbu, tai yra fizinis aktyvumas. Nes fizinis aktyvumas, vaikščiojimas, lengvas bėgiojimas taip pat mažina kraujospūdį, nes tuo pačiu fizinis aktyvumas, kaip žinia, mažina ir stresą. Na ir mityba. Mityboje siūlyčiau atkreipti dėmesį į suvartojamos druskos kiekį. Druskos kiekis turėtų mažinimas būti iki maždaug 2 gramų per parą. Tai yra nedaugiau kaip ant šaukštelio galo. Išvis sergantiems kraujospūdžiu išvis nerekomenduojama naudoti jokios pridėtinės druskos, nes maistas iš savęs jau turi savyje pakankamai druskos. Padidinti kalio turinčių produktų kiekį, tas irgi padeda sureguliuoti kraujospūdį. Na ir viskas žingsnis po žingsnio. Kiekvienas faktoriaus įvedimas gali padėti jums pasiekti ir normalių kraujospūdžio verčių be vaistų. Mes turbūt žinome, kad arterinė hipertenzija dažniausiai lemia ne viena kažkokia aiški priežastis, o daugybė mechanizmų, kurie reguliuoja kraujospūdį. Tai ir renino-angiotenzino sistema, ir simpatinės, parasimpatinės nervų sistemos balansas, tai yra ir kraujagyslių rezistentiškumas, tai yra ir pačių kraujagyslių baro receptoriai, ir standumas, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, kuo daugiau mes mechanizmų veiksime, tuo didesnė tikimybė, kad kraujospūdis taps normalus. Juolab, kad tikrai šiuo metu pasiūla vaistų yra labai didelė ir aš visada siūlau geriau pradėti mažesnėmis dozėmis ir kombinuotą terapiją. Taip sako ir ne tik aš, bet ir Europos ir pasaulio gairės, kad hipertenzijos gydymą visgi rekomenduojama pradėti tablečių deriniu, o ne viena tablete. Taigi, kuo daugiau mes veiksime sistemų, tuo didesnė bus tikimybė, kad pasieksime tinkamą kraujospūdį. Taip pat labai geras klausimas ir jisai turbūt yra iš gamtos, todėl kad mes, jeigu žiūrėtumėm, kaip gamtoje gyvūnai gyvena ir kiek jie gyvena, tai visgi tą galima susijęti su širdies susitraukimų dažniu. Paimkim mažą peliuką kirstuką, kurio širdies susitraukimų dažnis, man atrodo, siekia apie 800, gal net 1000 kartų per minutę, jisai gyvena tik tai kelis metus. Paimkim banginį, kurio širdies susitraukimų dažnis apie 10 kartų per minutę, jisai gyvena kelis šimtus metų. Tai galbūt galima būtų susijęti. Su sveikais žmonėm tokių duomenų mes neturime, bet mes matome, kad pavyzdžiui, sergant širdies nepakankamumu arba sergant išeminė širdies liga, širdies susitraukimų dažnis turi tiesioginį ryšį su mirštamumu arba su mirtingumu. Taigi visgi tiesioginio ryšio nėra, kad mes turim ribotą širdies susitraukimų dažnio skaičių, bet širdies susitraukimų dažnis
lygų valdyme yra labai svarbus. Tiek išeminės širdies ligos, tiek širdies nepakankamumo gydyme mes visada atkreipiame dėmesį į tai, kad kuo retesnis širdies susitraukimų dažnis, tuo geresnės tokių pacientų baigtis. Mytyba yra svarbi cholesterolio apykaitai, nes apie 20% cholesterolio mes gauname su maistu. Ir šalia, jeigu net yra labai aukštas cholesterolis, šalia gydymo vaistais mes visada turėtumėm žiūrėti, ką valgom. Riebalai riebalams nelygus. Jeigu mes valgome sveikuosius riebalus, aš kalbu apie avokadus, pavyzdžiui, apie alyvuogių aliejų ir kitus nehidrintus riebalus, sveikus riebalus, šitie riebalai cholesterolio kiekio nedidina, o atvirkščiai padeda aterosklerozės profilaktikai. Bet jeigu mes kalbam apie hidrintus ypatingai riebalus, kurių yra gausu įvairiuose kulinariniuose kepiniuose, konditeriniuose kepiniuose, tai aišku, kad hidrinti riebalai tikrai gali padidinti cholesterolio kiekį. Kiaušiniai yra reabilituoti. Anksčiau buvo kalbama, kad kiaušiniai kaip tik didina cholesterolio kiekį, o ne mažina. Bet dabar kiaušiniai yra reabilituoti ir 1-2 kiaušiniai per dieną tikrai nepakenks. Rekomendacijose yra 3-4 kiaušiniai per savaitę. Taip, kad tikrai kiaušinius galima valgyti, net ir turintiems aukštą cholesterolį, jie neturi įtakos, bet jie cholesterolio ir nemažina. Tai nėra maisto produktas, kuris mažina cholesterolį. Mažina cholesterolį Viduržemio jūros regiono dieta. Gausu internete apie tai straipsnių ir rekomendacijų. Bet jeigu įsiminsit tai, kad tai yra Viduržemio jūros regiono dieta, tai yra sveikiausia širdies ir kraujagyslių profilaktika. Tai pirmiausia, ko gero, reikėtų pradėti nuo to, kad dėja, bet ši liga neišgydoma, bet šiais laikais tai nėra labai bloga žinutė, nes gydymo galimybės sergant širdies nepakankamumu tikrai yra labai plačios, pradedant nemedikamentiniu gydymu, baigiant medikamentinio ir intervencinio gydymo galimybėmis. Todėl vartojant paskirtus vaistus, tą ką rekomendavo gydytojas, tokį, kokį jums rekomendavo namų režimą, galima su šita liga tikrai gyventi. Na, greičiausiai tai nėra jokios ligos požymis. Tai greičiausiai turbūt rodo tai, kad žmogus nėra labai sportiškas ir kad jam reikėtų pastoviai sportuoti ar turėti kažkokią tai fizinį krūvį ar fizinę veiklą, kur palaipsniui, pamažėlę fizinį krūvį didinti, tol kiek žmogus galėtų toleruoti ir tokių simptomų nejausti. Aišku, visada vertėtų pasižiūrėti, jeigu žmogus sportuoja ir jaučia tokius simptomus, atsiranda naujai tokie simptomai, vertėtų pasitikrinti elektrolitus, kalį, magnį, gal yra kažkokia problema dėl elektrolitų, gal reikalingas vitaminų vartojimas. Na, o jeigu tie simptomai progresuoja ir jie nepraeina, tai tuomet tikrai patarčiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tikrai nereikia dėl to išsigąsti. Ir tai yra visai natūrali fiziologinė žmogaus būsena, kad nakties metu giliai įmigus ir paryčiais ir ryte dar žmogus gali būti tokioje beabundančio žmogaus, bet dar miego būsenoje, nes nakties metu vyrauja parasimpatinė nervų sistema. Todėl yra labai fiziologiška, kad ryte ir pulsas rytesnis ir kraujospūdis mažesnis, ypatingai tol, kol žmogus dar guli lovoje. Na, aišku, jeigu retas pulsas išlieka ir žemas kraujospūdis jau žmogui atsikėlus, pradėjus rengtis, svaigsta galva, tai jau galėtų irgi signalizuoti, kad laikas
kreiptis į gydytoją tam, kad užrašytų kardiogramą, kuris įvertintų, gal yra kažkokios blokados požymių. Tai va, tokiu atveju tikrai vertėtų kreiptis. Tai pirmiausia, gal reikėtų pradėti nuo to, kas yra antra širdies nepakankamumo NIHA klasė. Sergant širdies nepakankamumu, vertinant paciento fizinį pajėgumą, jisai suskirstomas į 4 klases. Pirma klasė tai yra lengviausias širdies nepakankamumas, 4 klasė tai yra sunkiausias, jau terminalinės stadijos širdies nepakankamumas. Pirmą klasę turi praktiškai, labai didelė dalis žmonių, kurie galvoja, kad jie sveiki arba jie tiesiog turi kažkokią tai širdies pažaidą, o antra NIHA klasė yra tie pacientai, kuriem atsiranda simptomai tokie kaip dusulys, fizinio krūvio netoleravimas, didesnio fizinio krūvio metu, intensyvesnio fizinio krūvio metu. Tai irgi yra labai didelė dalis mūsų pacientų ir apskritai visos visuomenės. Ir ar jie gali turėti fizinį krūvį? Tai tikrai taip. Aišku, labai svarbu, kad pacientas laikytųsi gydytojo režimo ir naudotų jam paskirtus vaistus, medikamentus, kad nebūtų aukštas kraujospūdis, kad nebūtų didelio širdies susitraukimo dažnio. Tokiu atveju žmogus gali ir bėgioti, ir važiuoti dviračiu, ir aktyviai plaukti baseine ar pasirinkti kitokią fizinę veiklą, kuri tinka. Ir kalbant apie širdies nepakankamumą, tai čia tikrai labai tinka priminti dar kartą, kad nepaisant to, kokia yra širdies nepakankamo NIHA klasė, bet kokios klasės pacientui patariama judėti, tiek, kiek jisai gali. Tol, kol neatsiranda ryškų širdies nepakankamo simptomai, kurie sustabdo jo tą veiklą, tiek, kiek žmogus gali, tiek jis turi judėti. Tai jeigu jau tokia atsitiko situacija, kad jūs matote žmogų, kuris nugriuvęs, nereaguoja į aplinką, tai aišku, pirmas veiksmas, ką turėtumėm įsitikinti, ar yra čiuopiamas pulsas. Rekomenduojama čiuopti ties stambiomis kraujagyslėmis, tai yra kakle, arterija karotis pulsą reikėtų užčiuopti. Aišku, nepatyrusiam, nepraėjusiam pirmos pagalbos kursų žmogui gali būti sudėtinga tą padaryti. Ir įsitikinę tik tokiu atveju, jeigu nėra pulso ir nėra pulsinės bangos, yra rekomenduojama atlikti pirmosius gaivinimo veiksmus. Jeigu pulsas čiuopiamas, yra labai svarbu užtikrinti, kad pacientas būtų patogioje pozicijoje, saugioje pozicijoje ir yra be galo svarbu kuo greičiau kviesti greitąją medicinos pagalbą tam, kad būtų suteikta profesionali pagalba tokiam pacientui. Užsikimšus širdies kraujagysliai, dažniausiai pacientas jaučia simptomus, tokius kaip intensyvus veržiantis skausmas už krūtinkaulio kairėje krūtinės ląstos pusėje, gali plisti į žandikaulį, į kairę ranką, po mentimi. Dažnai šie simptomai būna lydimi dusulio, sinkopės, pykinimo, vėmimo gali būti lydimi. Tačiau retais atvejais gali būti ir besimptomis ūminis miokardo infarktas. Tai yra užsikimšusi kraujagyslė be simptomų. Tarp pacientų dar yra vadinamas toks miokardo infarktas, pravaikščiotas miokardo infarktas. Tokiu atveju dažniausiai širdies kraujagyslių užsikemša lėtai, būna susiformavusios kolateralės. Ką tai reiškia kolateralės? Tai reikštų, kad iš sveikosios kraujagyslės yra susiformavusios mažos kraujagyslės, kuriomis kraujas atiteka į užsikimšusią kraujagyslę. Tačiau tikriausiai šiuo klausimu pacientas norėjo paklausti, ar gali būti didelis širdies kraujagyslių susiaurėjimas ir jis to nejausti. Šiuo atveju didesnė pacientų dalis gali nejausti simptomų iki tol, kol neįvyko ūminis miokardo infarktas.
Tokiu atveju jie jau ne vienerius metus gyvena su dideliu širdies kraujagyslių susiaurėjimu ir simptomų nejaučia. Tikriausiai ne vienas esate girdėję pasakymą buvo sveikas vyras ir staiga numirė. Kad taip nenutiktų, kad sumažinti širdies ir kraujagyslių užsikimšimo riziką yra vykdomos širdies ir kraujagyslių prevencijos programos tiek vyrams, tiek moterims nuo 40 iki 60 metų. Ir kviečiame tokius pacientus pasitikrinti. Žinoma, labai norėtųsi konkretaus atsakymo po 5 ar 10 metų, ar ne, kreiptis pas gydytoją ir atlikti pakartotinai angiografiją, tačiau tokio atsakymo nėra. Tai labai nuo daug ko priklauso, ar jūs rūkote, kaip koreguojate cholesterolį, arterinę hipertenziją, cukrinį diabetą. Tačiau galėčiau patarti atsiradus simptomams, tai reiškia atsiradus skausmui iš krūtinkaulio, kairėje krūtinės ląstos pusėje, dusuliui, ypatingai šiems simptomams esant susijusiems su fiziniu krūviu, kreiptis į gydytoją kardiologą, kuris atlikęs iš pradžių neintervencinius, neinvazinius tyrimo būdus nustatytų, ar jums reikia pakartotinos angiografijos. Taip, yra ir ne vienas tyrimo būdas, yra neintervencinis, neinvazinis. Galėčiau paminėti vieną iš paprasčiausių, labiausiai prieinamų tyrimo būdų, tai būtų veloergometrija, kitaip vadinamas dar pacientų tarpe gerai žinomas dviračio tyrimas arba tredmilo tyrimas, kitaip vadinamas ėjimo takelio tyrimas, pagal kurį gydytojas kardiologas sprendžia, ar reikia jums atlikti angiografiją. Tačiau uždavusi pacientė šį klausimą, tikriausiai jau jai yra atlikti neintervenciniai tyrimo būdai, kuriais gydytojas kardiologas jai patarė, kad reikalinga atlikti vainikinių arterijų angiografiją. Šiuo atveju patarčiau nebijoti tyrimo, o bijoti ligos ir galinčio ištikti ūminio miokardo infarkto. Vienam iš 20 pacientų iš tikrųjų paskauda ranką sekančią dieną, kartais kai kuriems pacientams paskauda ranką po angiografijos ir ilgiau. Tai priklauso nuo užspaudimo funkcijos vietos, priklauso nuo jūsų rankos arterijos dydžio, priklauso nuo kokio dydžio priemonės buvo naudotos, kiek jų buvo naudota. Pas jūs ši kraujagyslė jau yra įsikimšusi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau yra įvykęs kažkada ūminis miokardo infarktas, ar ne? Ir jūs jį pravaikščiojate, tai vadinasi, jau blogiausias įvykis yra praeityje. Šiuo atveju, jeigu jūsų kitos dvi kraujagyslės, kitos dvi pagrindinės kraujagyslės, tai priekinė tarpskilvelinė šaka ir apsukinė šaka yra sveikos, arba jos sustentuotos, tai yra pagydytos šiuo metu, jūs tikrai galite laukti ir ilgiau šios kraujagyslės atvėrimo. Į šį klausimą norėčiau pacientui atsakyti klausimu. O jūsų žmonos kraujagyslės ar iš tikrųjų yra ištirtos? Tai yra,
atlikta ar miego arterijų echoskopija, arba vainikinių arterijų kompiuterinė tomografija, ar yra atlikti šie tyrimai ir jūs teigiate, kad jūsų žmona yra sveika ir jai rūkymas nekenkia, ar jinai tik nesiskundžia ir dar yra nestentuota. O aš galiu pakartoti tą patį, kaip ir jums iki šiol daugelis gydytojų teigia, kad rūkymas iš tikrųjų kenkia širdžiai ir kraujagyslėms. Ir ne tik širdžiai, bet beveik visiems kūno organams. Tai ir virškinimo trakto organams, ir šlapimo pūslei, ir plaučiams, ir lytiniams organams, seksualiniai funkcijai. Taigi, kalbant apie skausmą krūtiniai, turbūt labai daug priklauso nuo to, koks jis yra. Todėl reiktų atkreipti dėmesį į jo pobūdį. Jeigu skausmas yra trumpalaikis, durintis, nesusijęs su fiziniu krūviu, dažniausiai jis yra nepavojingas ir sukeltas ne širdies problemų. Tai gali būti ir dėl tarpšonkaulinės neuralgijos. Toks skausmas gali būti sąlygotas ir skrandžio ar virškinimo sutrikimų. Neretai po intensyvesnės fizinės veiklos atsiranda į tai panašus raumenų skausmas. Taigi be abejonės reikia poilsio, mokslo režimą susidėlioti ir pailsėti. Tuo tarpu, jeigu skausmas yra daugiau spaudžiančio pobūdžio, yra susijęs su fiziniu krūviu arba yra lydimas kažkokių papildomų simptomų kaip dusulys ar pykinimas, alpimas, tuomet jau būtinai reiktų kreiptis į šeimos gydytoją jo rekomendacijų. Klausimas tikrai labai svarbus ir įdomus, kadangi širdies magnetinio rezonanso tyrimas tampa vis svarbesnis mūsų gydytojų kardiologų praktikoje. Tyrimas leidžia įvertinti širdies struktūrinius pakitimus ir pačią širdies funkciją. Tiesa ta, kad vis daugiau pacientų dėl vienų ar kitų ritmo ar laidumo sutrikimų turi širdies stimuliatorių arba implantuojamą kardioverterį defibriliatorių. Kaip žinote, magnetinio rezonanso tyrimo metu pacientas yra patalpinamas į lauką, kuriame veikia magnetinis laukas. Galima taip sakyti, patalpą, kurioje veikia magnetinis laukas. Ir magnetinis laukas, kaip mes turbūt žinome ir iš patirties, kad magnetas traukia metalo savyje turinčius objektus, šiuo atveju geležies metalų. Ar tai būtų raktas, ar kažkoks kitas metalinis daiktas. O pacientai, kurie turi širdies stimuliatorių, pats prietaisas irgi turi metalinį korpusą, tačiau jisai yra pagamintas ne iš geležies. Taigi, norint pacientui atlikti širdies magnetinio rezonanso tyrimą, kuris turi implantuotą širdies stimuliatorių, reikia imtis tam tikrų atsargumo priemonių. Reiškia, stimuliatorius turėtų būti įjungiamas į budėjimo režimą, kad tyrimo metu magnetinis laukas ar generuojamos radiodažninės bangos nesukeltų jo sutrikimų. Kompiuterinės tomografijos tyrimas kartu atliekant vainikinių arterijų angiografiją tikrai gali padėti mums įvertinti širdies vainikinės arterijas ir leisti padėti nustatyti jų užsikimšimą. Taigi tiems pacientams, kuriems yra tipinė krūtinės angina ir nustatoma didelė rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, mes galime atlikti širdies kompiuterinės tomografijos tyrimą. Jeigu kalbėtume apie magnetinio rezonanso tyrimą, juo mes negalime tiksliai vertinti pačių širdies vainikinių arterijų. Tačiau šio tyrimo pagalba mes galime įvertinti širdies raumens kraujotaką, kada yra plokštelė širdies vainikinėse arterijose. Taigi tokiu atveju širdies magnetinio rezonanso tyrimas, kuomet atliekame miokardo perfuzijos įvertinimą, leidžia mums įvertinti plokštelės esančios širdies vainikinėse arterijose reikšmingumą.
tai atsakyti klausimą, ar plokštelę reikia taisyti. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, kaip ir kitos sveikatos prevencinės programos, yra labai svarbi visuomenės sveikatinimo dalis. Todėl norėtųsi, kad kiek įmanoma daugiau pacientų, kurie atitinka kriterijus širdies ir kraujagyslių ligų prevenciniai programai, pasitikrintų savo sveikatą. Šioje programoje gali dalyvauti asmenys, kurie yra nuo 40 iki 60 metų imtinai. Ir paprastai prevencinės programos metu mes įvertiname pacientų riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, kada panaudodami tam tikras skaičiuokles, į kurių parametrus, rodiklius įeina amžius, cholesterolio koncentracija, arterinis kraujospūdis, mes galime nustatyti, kokia visgi yra paciento rizika, kad jis per artimiausius 10 metų susirgs širdies ir kraujagyslių ligų įvykių. Ar tai būtų ūminis miokardo infarktas, ar galbūt galvos smegenų išeminis insultas. Taigi, pagal šią skaičiuoklę mes pacientą suskirstome į 4 grupės. Tai yra mažos rizikos, vidutinės rizikos, didelės rizikos ir labai didelės rizikos pacientai, kurie gali susirgti širdies ir kraujagyslių liga. Šią paslaugą arba prevencinę programą vykdo šeimos gydytojo komanda, todėl reiktų kreiptis į juos. Taip pat pacientai yra aktyviai kviečiami pasitikrinti savo sveikatą pas savo šeimos gydytoją. Tai įprastai šeimos gydytojas atlieka tam tikrus pagrindinius tyrimus. Tai yra gliukozės koncentracijos nustatymas kraujyje, kreatinino, ištiria lipidogramą, tai yra įvertina, kiek yra bendrojo cholesterolio koncentracija, kiek yra didelio tankio lipoproteinų, kiek yra mažo tankio lipoproteinų. Taip pat pacientui yra registruojama elektrokardiograma. Kartu vertinama, ar pacientas neserga metaboliniu sindromu. Tam vėlgi yra tam tikri kriterijai, kokia yra paciento juosmens apimtis, ar pacientas neserga arteriniu kraujospūdžiu, kokia jo yra trigliceridų koncentracija, ar didelio tankio lipoproteinų koncentracija. Jeigu pacientui yra nustatoma maža ar vidutinė rizika, paprastai detalesnis ištyrimas nereikalingas ir jis gali būti kviečiamas pakartotinai į šią prevencinę programą po 4 metų. Tačiau jeigu pacientui yra nustatoma didelė ir labai didelė rizika, be abejonės reikia imtis tolimesnių veiksmų. Pirmiausia, pradedame nuo paciento mokymo, kaip keisti savo gyvenseną, tai yra teisingai maitintis, reguliariai mankštintis. Tiems, kurie rūko, siūlomos rūkymo atsisakymo arba metimo programos, tas pats rekomenduojama ir pacientams, kurie turi neteisingą alkoholio vartojimą. Jeigu pacientui nustatoma labai didelė rizika, tuomet yra reikalinga gydytojo kardiologo konsultacija ir papildomas ištyrimas, kada atliekama ne tik tai elektrokardiograma, bet ir širdies ultragarsinis tyrimas, taip pat ištiriamos kaklo kraujagyslės, atliekamas žasto ir kulkšnies indekso matavimas, taip pat esant reikalui yra atliekama ir širdies vainikinių arterijų daugiasluoksninė kompiuterinė tomograma. Jeigu nustatome aterosklerozę, tuomet pacientui jau yra nustatoma širdies vainikinių arterijų liga. Taigi, kviečiame nelikti abejingais ir būtinai pasitikrinti savo sveikatą. Pacientai neretai sako, kad jiems skauda širdies plotą, nesuprasdami, kad tai yra krūtinės ląsta, bet tai ne širdis. Krūtinės ląstoje yra ne tik širdis, yra ir plaučiai, ir pleura, ir širdiplėvė. Krūtinės ląstą supa tarpšonkauliniai tarpai, einantis tarpšonkauliniai nervai, neretai jų pažaida gali duoti simptomatiką. Taigi, reikia labai aiškiai suprasti, ar paciento juntamas simptomas gali būti prilygintas tam tikrajam krūtinės skausmui, kurį mes apibūdiname kaip kad krūtinės anginos. Krūtinės anginai yra būdinga tai, kad
Neretai net nesakoma žodis skausmas, tai apibūdinama kaip diskomfortas, kuris yra spaudžiančio, maudžiančio pobūdžio. Pacientai neretai rodo gana plačiai delnu, kairėje krūtinės ląstos pusėje, už krūtinkaulio, kartais epigastrumo srityje ir tipiniu atveju tas simptomas gali plisti į kairėje ranką iki mažojo ir bevardžių pirštų. Taigi tokie simptomai, kuomet jie esti provokuojami fizinio krūvio arba emocijų, kada jie trunka iki 10-15 minučių, tikrai turėtų priversti sunerimti, nes tai yra klasikiniai krūtinės anginos simptomai. Kitoks skausmas, kuris gali būti apibūdinamas kaip kad duriantis, aštrus, trunkantis labai trumpai ir nurodomas pirštu ir tik tai vienoje pusėje, yra vadinamas neuralginiu ir nesusijęs su išeminės širdies liga. Labai puikus klausimas. Visuomet pirmiausia mes turime suprasti, o kodėlgi mes turime mažinti tą cholesterolį. Iš esmės, mažo tankio lipoproteinų vadinamo blogojo cholesterolio mažinimas yra vienas svarbiausių tikslų, kada norime sumažinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir niekuomet visiems pacientams mes nesiekėme vienodų tikslų. Labai svarbu įvertinti žmogaus riziką, pagal tai, ar jisai turi nepalankę genetiką, rūko, yra nutukęs, serga padidinto kraujo spaudimo liga, ar yra dar kitų rizikos veiksnių. Ir nustatyti, kiekgi procentų mes turime sumažinti jo blogąjį cholesterolį, kokį tikslą mes turime pasiekti. Pacientams po miokardo infarkto blogasis cholesterolis turi būti sumažinamas mažiau 1,4. Tie pacientai, kurie turi tik aukštą riziką, yra daug rizikos veiksnių ar cukrinis diabetas, MTL cholesterolis yra mažinamas mažiau kaip 1,8 mmol/L, o tuo tarpu kitiems, gana sveikiems žmonėms jis gali būti mažinamas arba mažiau 2,6 arba mažiau 3 mmol/L, jeigu nėra kitų rizikos veiksnių. Ir pagal tai mes renkamės atitinkamai ir gydymą. Jeigu mums cholesterolį reikia sumažinti 30%, 50%, mes turime rinktis vaistus, kurie geba tą daryti. Natespino sudėtyje esantis rudųjų ryžių ekstraktas gali sumažinti MTL cholesterolio koncentraciją iki 15-18% ir tik tiek, tačiau nėra įrodyta moksliniais tyrimais, kad tas sumažėjimas yra ilgalaikis ir pastovus. O makoro indikacijos yra kiek kitos, jeigu kalbam apie jo gydomąjį poveikį. Didelės omakordozės yra skiriamos pacientams, kuriems yra padidėjusi trigliceridų koncentracija, o bendrai omakor yra gana naudingas, kaip kad truputėlį didinantis gerojo cholesterolio koncentraciją, veikiantis endotelio funkciją. Tačiau blogojo cholesterolio koncentracijas turi tendenciją didinti. Taigi, atsakant į šitą klausimą, jeigu turime indikacijų mažinti blogąjį cholesterolį atitinkamų lygių 20, 30 ar 50%, atitinkamai turime pasirinkti ir vaistą. Labai puikus klausimas, nes atrodo, kalbate apie gana sveiką moterį, jauną 25 metų amžiaus. Tačiau, kad atsakyčiau detaliau, man reiktų papildomos informacijos. Ar tos pacientės šeimoje pirmos eilės giminaičių tarpe buvo sirgusių infarktų, sirgusių išeminė širdies liga, buvo staigių mirčių? Ar ypatingai buvo jaunų asmenų tarpe šitų nepageidaujamų įvykių? Ar yra kitų rizikos veiksnių, ar pacientai padidėjęs kraujospūdis, ar jinai rūko, ar ne, ar jinai yra fiziškai aktyvi, kokioje jinai gyvena aplinkoje. Taigi turėtume vertinti detaliau, kad nustatyti, kokia yra šitos pacientės rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Jeigu nėra papildomų rizikos veiksnių, MTL cholesterolio koncentraciją patartina mažinti mažiau 3 mmol/L. Dabar, kaip minite, jinai yra 4. Galbūt tikrai gali pakakti sveikos gyvensenos, didesnio fizinio aktyvumo, dietos pokyčių, atsisakyti žalingų įpročių ir tikėtis, kad MTL cholesterolio koncentracija pasieks mažiau 3 mmol/L.
Bet jeigu šita pacientė turi papildomų rizikos veiksnių ir jinai yra priskirtina visai kitai rizikos kategorijai, mūsų rekomendacijos intensyvinti antilipidinį gydymą gali būti ir kitokios. Taip pat puikus klausimas, kad negalime vadovautis kaimynų geriamų vaistų pavyzdžių. Aspirinas yra skiriamas pacientams, kurie jau serga išeminė liga, sirgo miokardo infarkto ar patyrė insultą, kuomet yra patvirtintos indikacijos. Jeigu pacientas neserga širdies ir kraujagyslių liga, pirminiai profilaktikai aspirino gerti nereikėtų, jeigu to nepaskyrė gydytojas, nes yra ir mokslo įrodyta, kad be indikacijų paskirtas aspirinas gali kaip tik sukelti daugiau kraujavimo komplikacijų, negu kad atnešti naudos, mažinant infarkto ir insulto dažnį, nes to nėra. Tai tikrai toks skausmas yra apibūdinamas kaip neuralginis, gali būti pleurinio pobūdžio skausmas, reikėtų papildomai ištirti pacientą, atliekant jo objektyvią apžiūrą, ar yra skausmingų taškų palei tarpšonkaulių nervo eigą, ar paciento plaučių auskultacijos duomenys yra normalūs, tai gali būti pleurinio pobūdžio skausmas, kokie yra papildomi simptomai, ar yra karščiavimas. Iš esmės tokio pobūdžio skausmas, kardialginis ar neuralginis ar pleurinis, tai tikrai nėra tas, kuris yra būdingas krūtinės anginai, apie kurį aš pasakojau, atsakydama į pirmąjį klausimą. Ir tokio skausmo atveju nereikėtų išsigąsti, nes tai nėra krūtinės anginai būdingas skausmas. O kada išties verta sunerimti, ypač tiem pacientam, kurie turi rizikos veiksnių, kurie turi nepalankę šeiminę anamnezę, yra nutukę, nejudrus, serga kraujo spaudimo liga, rūko, kurie žino, kad turi didelę bendrojo ir mažo cholesterolio koncentraciją. Jeigu jiems atsiranda diskomfortas krūtinėje, kuris sietina su fiziniu krūviu, stresu, tikrai labai reikėtų sunerimti, nes tikimybė sirgti išeminė širdies liga šitam pacientui yra tikrai didelė. Dėkui už tokį įdomų klausimą. Deja, jokių mokslinių įrodymų apie tai, jog kažkuris tai maisto produktas galėtų mažinti aterosklerotinius procesus kraujagyslėse mes neturime. Ir mes remiamės įrodymais grįsta medicina. Tai yra tai, ką įrodė klinikiniai tyrimai, epidemiologiniai tyrimai. Ir jeigu mes turime didelę širdies ir kraujagyslių ligų riziką, jeigu mes turime didelius cholesterolio rodiklius, tai yra didelės mažo tankio lipoproteinų cholesterolio vertės, jeigu mes turime pacientą sergantį arterinę hipertenziją, kurio širdies ir kraujagyslių ligų rizika yra didelė, na, tikrai nepatarėme gydytis cinamonų, burokėliais ar kitais maisto produktais. Taip mes rekomenduojame laikytis sveikos gyvensenos principų, nevartoti daug druskos, valgyti gausiai arba daugiau vaisių ir daržovių. Tai yra laikytis sveikos mitybos principų, tačiau liga gydoma vaistais ir esant dideliai širdies ir kraujagyslių ligų rizikai, esant aterosklerotiniam pakitimam ar sergant arterinę hipertenziją, dėja be vaistų mes neišsiversime. Ir tikrai nereikėtų jų bijoti, nes vaistai, šiai dienai naudojami vaistai yra ištirti klinikiniuose tyrimuose, kur dalyvavo tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių pacientų, įrodyta neabejotina nauda ir gydytojas visada paskirs geriausią galimą gydymą šiandien. Pacientui reikės vartoti vaistus taip, kaip gydytojas rekomendavo. Na, blogas vaistų vartojamumas arba užmaršumas geriant vaistus lėtiniam ligom gydyti, o arterinė hipertenzija yra lėtinė liga, dėja yra dažna blogos ligos kontrolės priežastimi daugumai pacientų ir pamiršti vaistus išgerti yra vienas iš tokių blogų momentų ir dėl to mes dažnai turime nekontroliuojamą kraujo spaudimą ir nepasiektą tikslinį kraujo spaudimą. Skiriami vaistai yra
veikiantys visą parą, paprastai 24 valandas ir skiriami kartą dienoje. Jeigu skiriami skirtingi vaistai, tai svarbus yra jų derinys, nes dažnai hipertenziją gydyti vaistai stiprina vienas kito veikimą, tai yra papildantis ir stiprinantis veikimą to kito vaisto. Dėl to hipertenzijos gydymas yra dažniausiai kelių vaistų deriniu, jisai gali būti vienoje tabletėje, tačiau veikliosios medžiagos yra kelios. Ir jeigu jums paskirtos 2 tabletės, viena ryte, kita vakare, tai tikėtina, kad vaistai yra skirtingų veikliųjų medžiagų, tai yra skirtingi vaistai. Dėl to neišgėrus vaisto ryte rekomenduočiau jį išgerti, tarkime, per pietus, prieš pietus arba net ir vakare, jeigu jūsų spaudimas yra didesnis negu norma. Vienos tabletės praleidimas gal tokios didelės tragedijos ir nedarytų, tačiau jeigu tai tampa taisyklė, tai yra viena iš blogo hipertenzijos gydymo priežasčių ir nepasiekiamo tikslinio spaudimo priežasčių. Tai siūlyčiau įsivesti priminimus į telefoną, susidėti vaistus į dėžutę taip, kad matytumėt, ar išgertas rytinis, vakarinis vaistas. Padėti vaistus matomoje vietoje, tarkime, prie įprastai vartojamo maisto arba kavos ar arbatos, ar tai, ką jūs darote kasdien ryte. Jeigu tai nepatogu, tai galbūt toje vietoje, kur jūs visą laiką tą dėžutę vaistų arba vaistus matote, kad nepamirštumėte išgerti. Nes vaistai yra skiriami tam, kad jūs juos vartotumėt. Kaip jau minėjau, blogas vaistų vartojimas yra viena iš blogo hipertenzijos gydymo priežasčių, o nesunorminus kraujo spaudimą mes turėsime organų taikinių pažeidą. Organai taikiniai yra širdis, kraujagyslės, smegenys ir inkstai. Ir tų organų ligos arba grėsmingos jūsų būklės pablogins gyvenimą daug labiau negu pakeisti įpročius ir prisiminti vaistus vartoti kasdien panašiu laiku, taip kaip nurodė gydantis gydytojas. Šioje vietoje yra tarsi vienas klausimas, tačiau klausimų yra keletas. Ir atsakyčiau jį atsakydama į kelis klausimus. Pirmas momentas yra svarbu, kaip jūs matuojatės kraujo spaudimą, tai yra ar laikotės kraujo spaudimo matavimosi taisyklių. Nes taisyklės yra labai aiškios, jos aprašytos ir gairėse, ir visose brošiūrose, ir netgi informuojama perkant kraujospūdžio aparatą vaistinėje. Tai pacientas arba žmogus matuojantis kraujo spaudimą turi sėdėti ant kėdės su atlošu, ramiai pasėdėti bent 5 minučių, prieš tai pusvalandį ar valandą nebūti rūkęs, gėręs kavos arba sportavęs. Turi būti matuojama toje rankoje visą laiką, kur didesnis spaudimas, tai yra pasirinkti vieną ranką, neturi būti ranka užveržta rūbais, neturi būti sukryžiuotos kojos, o jos padėtos viena šalia kitos, nes uždėjus koją ant kojos galite pabandyti, turėsite keletų milimetrų didesnį kraujo spaudimą ir matuojant kraujospūdį nereikėtų kalbėtis. Taip pat labai svarbu, kad ne tik tai aparatas būtų nesugedęs, bet ir manžetė tinkamo dydžio, tai yra atitikti jūsų rankos storį. Dėl to perkant aparatą paprastai yra komplektuojamos 2 manžetės įprasto storumo rankai ir storesniai rankai. Kitas momentas, kuris yra dažnas ypač jauniems žmonėms, tai yra tai, kad mes nustatom baltojo chalato hipertenziją. Tai yra, kada kraujo spaudimas yra didesnis gydytojo kabinete ir normalus namuose įprastom sąlygom, tai tada mes prašome atlikti tokį tyrimą, kada kraujospūdis matuojamas 24 valandas specialiu aparatu
dieną dažniau, kas 15-20 minučių, naktį kas pusvalandį ir mes matome kraujospūdžio vidurkius. Tai taip pat padeda nustatyti arterinės hipertenzijos buvimą arba ne. Papildomi tyrimai, kurie vertina organų taikinių pažeidą, taip pat atliekami, jeigu mes turim nepaaiškinamai didesnį spaudimą, o kažkokių simptomų neturime arba spaudimas labilus. Tai jeigu mes neturime jokios organų taikinių pažeidos, jeigu per parą spaudimas normalus, tai mes tada vertinam, kad galbūt yra balto chalato hipertenzija, bet balto chalato hipertenzija tai yra būklė, kada jūsų didesnis kraujo spaudimas yra matuojant gydytojo kabinete. Jūsų konkrečiu atveju aš manau, kad pasitikslinti reikėtų kraujospūdžio matavimo taisyklės, jų laikytis, matuoti spaudimą ramiai pasėdėjus 5 minutes, tinkama manžete, sėdint ant kėdės su atlošu ir tada tas spaudimų skirtumas neturėtų būti toksai didelis. Visada labai patogu klausti konsultacijos nuotoliu, nematant paciento arba net ir nežinant nieko apie pacientą, nes žmogus galvoja, kad susitikęs gydytoją ne darbo metu, koridoriui, laiptiniai ar kokioje nors viešoje vietoje gali pasiklausti konsultacijų. Tai dėja, tos konsultacijos ne visada būna teisingos ir aš tikrai nenorėčiau spekuliuoti ir sakyti, gerkite lozartaną kartą arba 2 kartus paroje, nes aš nežinau nei jūsų amžiaus, nei jūsų spaudimo dydžių, nei jūsų kitų ligų, nei organų pažeidos, kurios sukelia arterinė hipertenzija. Todėl kalbėti su savo gydytoju, kuris paskiria gydymą, yra būtina ir aptarti visas galimybės, ką reikėtų daryti. Kalbant apie arterinės hipertenzijos gydymą, šiandien mes rekomenduojama daugumai pacientų pradėti gydymą jau vaistų deriniu, tai yra 2 vaistais, nebent spaudimas yra labai nedaug padidėjęs, tai yra 1 laipsnio hipertenzija, nėra jokių rizikos veiksnių arba tik 1 rizikos veiksnys, kuris keičia prognozę ir nėra organų taikinių pažeidos. Tai dažniausiai, kaip jau minėjau, mes skiriame 2 vaistų derinį. Derinį geriausiai parenka gydantis gydytojas ir vaistai turi būti vartojami nuolat ir neturėtų įtampa, stresas labai didinti kraujo spaudimą. Natūralu, kad įtampos metu spaudimas pakyla, tačiau tas pakilimas neturi užtrukti, jisai neturi sukelti simptomų ir jeigu spaudimas didelis išlieka ilgai, tai reiškia, jūsų gydymas turėtų būti koreguojamas nuolatinai. Jeigu jums kyla abejonės, ar tikrai tas spaudimas pakyla, ar jisai išlieka padidėjęs ilgai, tai tam yra kiti spaudimo matavimo būdai. Mes rekomenduojam pacientui spaudimą matuotis namuose, savaitę iki ateinant pas vizitą tuos dydžius surašyti ir iš to gydytojas gali daryti sprendimus arba keisti gydymą. Kitas būdas, kaip jau minėjau, tai yra kraujospūdžio matavimas visą parą, 24 valandų kraujospūdžio monitoravimas, kada specialus aparatas matuoja kraujospūdį dieną kas 15-20 minučių, naktį kas pusvalandį arba kas 20 minučių, tada skaičiuojami vidurkiai dienos, paros, nakties, kiek skiriasi dienos ir nakties kraujo spaudimai ir tai taip pat leidžia keisti gydymo taktiką. Tai ką turėtų žinoti pacientas, kad klausimus aptarti su gydančiu gydytoju arba gydančio gydytojo slaugytoja, visus neaiškumus tada išsiaiškinti yra paprasčiausia, nes gydytojas žino jūsų būklę, jūsų greta esančias ligas ir kitus veiksnius, kurie keičia gydymo taktiką, tačiau tikslinis kraujo spaudimas, tas spaudimas, kurio mes siekiame, turėtų būti pasiektas per 3 mėnesius nuo gydymo, pradėjus gydymą, tai yra nuo gydymo pradžios. Kodėl tą reikia daryti taip greitai? Dėl to, kad yra įrodyta, kad sunorminus spaudimą per 3 mėnesius ir toliau išlaikant normalų kraujo spaudimą,
mes turime geresnius rezultatus, tai yra mažiau pažeidžiami organai taikiniai ir vėliau arba neįvyksta širdies ir kraujagyslių ligų komplikacijos.